Vyksta tuoj prasidėsiančios fotosesijos pasiruošimo darbai. Reguliuojamos šviesos, fotografas ieško tinkamiausios vietos tobuliausiems kadrams. Netrukus čia atskuba modelis ir pati dizainerė. Kol mergina grimuojama, pirmosioms nuotraukoms mados kūrėja pasakoja jubiliejaus progą sukūrusi moterišką ir labai skanią kolekciją. Kiekviena suknelė yra meno kūrinys, jos visos skirtingos. Tai yra labai skani kolekcija, nes turi, taip sakant, daug prieskonių, kaip šokoladas turi daug prieskonių. Būna su apelsinais, su migdolais, su karamelės gabaliukais, o kiekviena suknelė yra tokia. Aš visą laiką domiuosi, kaip moterį padaryti gražesnį. Ir šios suknelės man yra mano gražiausia svajonė apie moters suknelę. Į pagalbą modeliams pristatyti dizainerė pakvietė fotografą Tomą Kaunecką. Vienas į kitą dirbam. Gerai, biškį smakrai mane gali pasukti. Gerai. Ji giria menininką už puikų gebėjimą nuotraukose atskleisti tikrai moteriškumą. O pats fotografas sako, kad darbo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo modelio ir visos kartu dirbančios komandos. Labai daug kas priklauso nuo modelio, iš tikrųjų nuo visos komandos, kuri dirba su tavim, nes jeigu modelis bus neišraiškingas, tas žmogus pats iš savęs jisai neturės ką tau parodyti, tai nuotraukos ir nebus tokios įdomios arba nuotaikingos, o iš tikrųjų visa esmė slypi nuo žmonėse, jų viduje, reikia tiesiog tai atskleisti ir parodyti. Tomas yra fantastiškas kūrėjas, nerealus fotografas ir jisai nuostabiai jaučia moterį ir ją sugeba atskleisti. Taip, kaip, turbūt niekas kitas. Kol kas kolekcijoje 18 suknelių, bet Julija Žilėnienė žada iki galutinio pristatymo sukurti dar ne vieną. Tiesa, nors kolekciją kūrė beveik metus, šįkart dizaineriai kaip studentui vienai sukneliai pabaigti prireikė paskutinės nakties. Aš jau žinojau, kada bus tas 10-metis, todėl labai žinojau, kiek darbo reikia kiekvienai iš tų suknelių. Nors jinai buvo kuriama apie metus, vis tiek paskutinė suknelė šitai fotosesijai skirta buvo užbaiginėjama šią naktį. O noriu pasakyti, kad tai ne viskas, šitas projektas turi 2 dalis ir antra yra po naujų metų, bet tai yra, sakyčiau, staigmena. Paklausta, ar per 10 metų niekada nekilo noro viską mesti ar gailėtis dėl pasirinkto gyvenimo būdo, mados kūrėja tik purto galvą. Kaip sakoma, susirask mėgstamą darbą ir tau niekada nereikės dirbti. Nebuvo noro viską mesti ir daryti. Oi, ką jūs, ne, jokių būdų, niekada man nebuvo gaila mano pasirinkimo, atvirkščiai, aš kiekvienais metais vis labiau džiaugiuosi tuo, ką darau. O didžiausia paslaptis yra ta, kad aš galiu kiekvieną darbą daryti vis kitokį. Mano darbė nėra rutinos, o man darbas nėra darbas. Kolekcijos fotografijų paroda Karališkos aistros teatras Vilniaus Mažajame teatre bus pristatyta kitą savaitę. Reporterė Eglė Rimkutė, Vilnius.